Sveiki, šiandien yra jau balandžio 19 diena ir aš šiandien rašysiu daug testų, tai pradedu mokytis. Taigi, šiandien mokytis jau baigiau. Tas toksai mokymasis žodis gal nelabai dabar tinka. Nors kaip ir mokus iš esmės darau, bet mokus, bet iš esmės tai darau. Gerai, tai dabar taip, štai neužpildžiau. Čia. Day 31, documentation valandų 1,5 ir progresas testing sign up ir dar iš esmės ką aš pareikia pažiūrėti. And dealing with logins and tests. Taip, tai šiandien iš esmės kame buvo problema. Tai čia dabar mane aplikacijos nebėra kur rodyti, testus dabar reikia rodyti. Tai einam, kur nėra problemos, pradėkim turbūt nuo čia. Tai, beje, visi testai, kadangi praktiškai dar kaip ir daug nežiūrėjau, tai iš esmės tiesiog sekiau knygą, kurią prieš tai skaičiau, na, pagal mano taisyklės šio projekto tai tą galima daryti, nes aš tiesiog nežiūrėjau to logino, toje knygos rasiu. Tai čia yra knyga realiai ir, na, čia tiesiog yra daug skyrių su testais. Dar pažiūrėsiu, ar dar 12 nebėra, 13 nebėra, 14 nebėra, tai galbūt ir viską perėjau. Aha, regis visus testus dar perėjau, tai iš esmės čia juos visus ir pritaikiau. Tai realiai yra 2 testai, pas mane yra 2 applicationai, čia viskas sumažins, kad viskas gerai matytis. Bet kad viskas yra struktūruota šitam projekte. Tai yra To Do Project, tai čia nėra aplikacija, čia yra projekto visi failai, tai settingsai, URLsai, tai URLsai čia yra pagrindinis realiai table of contents mano svetainės projekto. Tuomet yra templates, tai čia irgi nėra appsas, bet čia yra, kur aš esu sudėjęs viską. Ir tuomet yra tasks ir accounts, tai čia yra mano 2 applicationai, kur iš esmės viskas vyksta čionais. Tai pradėkime nuo accountų turbūt pagal pavadinimą gan paprasta suprast, ką jie daro, tai ką mes turim, tai turim sign up ir login, taip, sign up ir login, ir turim sign up view ir custom login view. Ir čia authenticated padariau, gerai. Tai dabar testus galim pasižiūrėti. Čia dar nėra visi testai, kuriuos aš norėjau parašyti, bet yra iš knygos realiai visi. Tai mes pradedam su klase testą, nes mums reikia kaip ir sukurti username ir e-mailą. Tai mes kaip ir... bet aš dabar žiūriu, čia gan įdomu yra, nes taskuose mes net ne taip kūrėm. Taskuose mes su setupu kūrėm user modelį. O čia, čia gan įdomiai atrodo. Ok, tai mes kažką čia darom su username ir e-mailu, turbūt, aš nežinau, sukuriam kaip ir userį, bet aš nesu tikras, net reikia pažiūrėti, kas toliau vyksta. Tai sign up pages, tai jis turėtų atsidaryti kaip aš sakiau vakar, tik tai gestam, tik tai svečiams. Login useriam jis neturėtų atsidaryti. Čia yra gan įdomu, nes 200 kodas tai turėtų būti netoks, tai vadinasi čia gesto mažium, tai aš nežinau, kam šitas naudingas, reiks pažiūrėti. Aha. Test view URL by name. Taip, turim responsą. Tai self-client get reverse sign up, okay, tai sign up page einam. Ir tuomet sign up pages response kodas yra 200. Ok, bet aš dabar net nematau, kuomet čia skirtumas yra nuo šito iš tikrųjų. Čia mes pagal adresą, ar čia pagal name turbūt, ok. Ir čia template dar patikrinam. Ok, bet man šitie testai vis tiek atrodo gan panašus. Ir dabar šis testas, kur aš ne iki galo vis tiek supratau. Čia create useris net neturėtų jis susikreitinti iš tikrųjų. Dabar aš šitam mažiau net laiko praleidau. Mano, dabar jis turėtų susikreitinti. Bet vis tiek, nu gerai, whatever.
Get user model, objects create user, aha. Tai čia self username ir self email. Tai kitai iš tos panaudojam. Ir turėtų susikurti userius ir tada certinam equal, kad get user model objects all count 1. Tai kad yra vienas useris, ar ne? Ir tuomet, kad username'as yra nulinis, tai vadinasi pirmas eilėj pagal listę, nes listas nuo 0 prasideda, tai username'as turėtų būti self username ir emailas turėtų būti self email, Galim šitą dar protestuoti dar. Py test accounts. Tai, kaip ir visi gaunasi praeina testai. Tai čia tai suprantama, kad praeina, jie ir turėtų praeiti, o čia sukuriam userį, tai patikrinam, ar useriui yra toks username'as ir emailas, viskas aišku. Dabar einam į taskus. Čia viskas komplikuočiau ir viskas sudėtingiau, ir čia praleidau daugiausia laiko. Štai uždarom. Tai pradžioj mes turim task test su test case'u. Test case'as tai yra vadinasi duomenų bazėje mes kažką jau tikrinam ir galim sukurti kažkokį entry duomenų bazėje. Tai viskas yra šitoj klasiai. Ir dabar pradėkime nuo viršūžė. Tai definam setupą. Tai čia mes setupinam userį. Sukuriam kažkokį userį, bet mes kaip ir neloginam. Mes tiesiog į duomenų bazę insertinam šitą userį. Ir jis turi kaip ir username, emailą, passwordą, ir tuomet taską sukuriam. Title, description ir userį. Tai mes du dalykus į duomenų bazę įdedam userį ir taską. Dabar žiūrim kitus dalykus, kas yra. Test string representation. Tai mes čia tikrinam, ar mes turim čia šitam use metodą, kur yra ne use, o iš tikrųjų models turim šitą metodą, kad turim define string, kad į mūsų task listą return to title, o title būtų stringas jo paties. Tai dabar galima ir pamatyti testuose. Tai tiesiog tikrina, ar tas title yra toks pat kaip ir tas stringas, tai čia šitas praeina. Tas get absolute URL. Ko čia dabar šitą neprisimenu? Self task, get absolute. Tai čia mes testuojam šitą funkciją get absolute URL ir į task 1 neina. Tai čia viskas maro. Irgi su šito testu gerai. Test task content. Tai čia mes tiesiog testuojam, ar title, user ir description atitinka sukurtą. Tai šitas irgi maro dažniausiai praeina. Ir čia mes dabar ateinam prie problemų. Tai čia mes dabar, kur mes turim čia views, tai mes turim task detail view, task create, task edit, task delete view ir task list view. Ir mes juos testuojam iš esmės. Tai pradėm nuo list view ir ką mes čia tikrinam, kad jeigu mes einam į taskus, jeigu einam į tasko puslapį, pirmiausia tikrinam, ar yra response code'as 200, vadinasi, kad viskas gerai ir mes ten nueinam. Ir tuomet mes tikrinam, ar yra toks title. Toks title, logo title, kurį mes sukūrėm čia, sakau title. Ir tuomet template use tikrinam. Tai dabar galim net mes pasižiūrėti. Mano, kad šitas failina taskas. Ne taskas, o testas. Test tasks. Ir mano šitas failino, nes nerado pakarmas buvo. Maro tokio nėra, 4 failai yra. Tai pažiūrėkime dabar, yra vienas iš jų. Taip, čia mano šitas. Ir dabar pažiūrėkime, ar task create view, task detail view ir task list view. Taip, task list view yra vienas iš failų. Ir dėl to, kad nesuranda kažkodėl tokio title. Tai aš iš tikrųjų, kaip su tuo required mixinu buvo, kad tuos galima matyti tik tai useriai patys. Tai ką aš bandžiau čia daryti, dabar reikia man pagalvoti. Task list view. Taip, čia irgi yra problema, kad man reikia prisijungti vis tiek su to useriu, tada čia yra problema. Ir dabar aš bandysiu dar šitai pastinti, kur aš bandžiau prieš tai pastinti. Ir man reikia komentarą parašyti. Solve login. Jo, aš pasirašysiu šį komentarą, nes
man vis tiek jį reikės rytoj išspręsti, nes, nu, secret. Nes čia yra problema didelė. Dabar gal 4 šitie ir errorai buvo 4. Su task listu, okei, dar reikės pažiūrėti, gal čia ir įsispręs iš to. Bet aš abejoju, nes kiek žiūrėjau, kad neprisijungia kažkodėl. Tai čia aišku, tuomet task detail view. Tai čia tiesiog mes einam į pirmą taską, kurį sukūrėm. Ir čia responso, kaip ir saugom šitą. Nu, padarom tiesiog variable, kad čia būtų response, kuris šitą konteina, kad reprezentuotų šitas responso. Ir tada tikrinam, kad responsas turi būti 200, nes egzistuoja vienas taskas. O jeigu mes einam į 100 000 taską, tai turėtų būti no response. Ir tuomet tikrinam, kad no response turėtų 404 šitą status kodą išmesti. Ir tuomet, kai yra responsas geras, tai turėtų good title išmesti ir turėtų .html. Tai galim pažiūrėti, nes man šitą irgi failina. Tai task detail view. Ir assertion error 301 nelygu 404. Ir kame yra esmė, kad čia lygiai tas pats mano yra, kad aš negaliu pasiekti detail view, nes aš nesu prisijungęs ir dėl to mane redirectina rodo į homepage. Čia turbūt lygiai tas pats yra. Ir, tai man turbūt lygiai tas pats čia galioja. Aš dabar irgi pagalvojau ir čia... Taip, tai šitas aišku, tai čia yra antras erroras, 2 errorai yra kol kas. Ir dabar aš galvoju, 4 šitie, bet 2 iš jų veikia. Keista. Gerai, žiūrėkim. Task create view, tai mes testuojam, ar galim sukurti taską. Ir mes tuomet prisijungiam su šituo. Pagal idėją, aš nežinau, ar jis veikia iš tikrųjų, nes kiek žiūrėjau, kad vis tiek meta errors, kur pas mane pagalvoju, kad tas turėtų viskas veikti. Tuomet responsas yra... Nu, čia kaip žiūrėti. Taip, tai mes creatinam taską. Ir čia, kaip suprantu, įvedam dar šitos, į title, new title, description, new text ir userį, tą userį, kurį dabar turim. Tai... Bet čia iš tikrųjų čia įdomu, bazam aš tai įdedam ne per šitą, ne per browserį. Ir tuomet asertinam equal, kad šitas viskas 200 bus ir viskas bus super. New title, new text. Response. Reverse create. Ok, šitas gan įdomu veikia, aš nežinau, ar jis dabar veikia, galim net pažiūrėti. Task create view, aš irgi žiūriu, kad dabar neveikia. Čia yra 302, nes galvoju, kad jis... Čia labai keistai parašyta, aš ne iki galo suprantu, ką jis reiškia, dar reikės rytoj pagalvoti irgi čia. Tai čia turbūt su loginimu viskas yra gerai, man reikia turbūt kitą komentarą pasirašyti. Something not working. Gerai. Ir čia man logino iš tikrųjų nebereikės login. Man atrodo, nes čia nėra problemų štai vietoj. Gerai. Test task update view. Tai... Aš pradžiu pažiūrėsiu, ar čia failina ar ne failina. Tasks available, task create, task detail ir task list. Gerai. Tai vadinasi, self-client login, tai čia su login turbūt viskas gerai gaunasi, nes aš kitaip negalėčiau nieko updatinti, jeigu aš nebūčiau prisijungęs, kaip suprantu. Jo, tikrai negalėčiau, nes yra ir redirectas į homepage'ą šitiem neprisijungusiam useriam. Iš tikrųjų galim patikrinti, ar yra redirectas. Task detail, create, edit view, login required mixing. Jo, tai jeigu mes nesam prisijungę, mus redirectina į homepage'ą. Tai nes čia nėra su logino problema. Keista. Task update view ir tuomet mes ką darom, tai reversinam editą ir editintą tiesiog taską pakeičiam į update title, update text ir tuomet į 302 tikimės, kad mus numes, ir numes į tą, čia viskas aišku ir tuomet task delete view. Neprisimenu, ar su juo buvo problemos, galim pažiūrėti. Task list, task detail, task create ir no tasks available. Jo, tai čia irgi nebuvo problemų, tai čia solve login nebereikia man. Tai jeigu šitas taskas, reverse delete, arguments 1. Tai kai mes deletinam, mus irgi numetam, man regis, į homepage, tai 302, tai lygiai ir viskas tvarkoja. Reikės man protestuoti be loginimo, ar čia galim dabar protestuoti.
Tai išmetu. Labai įdomu. Labai net įdomu, nebuvau pagalvojęs šitai patestuoti. Nes aš galvoju, kad visi tasks, gerai, tas tasks. Ar bus 5 šitie erorai ar ne? Visai intriga. Failures 4. Ok, tai tuomet aš turiu tokį įtarimą, kad čia gali būti, kad tiesiog mes iš duomenų bazės trina mane iš svetainės realiai. Self-client post. Tai čia yra post metodas. Post metodas gal jam ir nereikia per svetainę įti, gal tiesiog per duomenų bazę čia veikia. Čia įdomus dalykas. Ok. Tuomet taip paliks kaip yra, labai įdomus dalykas iš tikrųjų. Ir jo. Tai nes tas loginimas tikrai neveikia iš tikrųjų. Nes jeigu... Tai čia subdate view irgi realiai nieko nereikia. Ok. O dabar kiek buvo? Failures 4. Ok, tai viskas aišku. Ir tuomet test no tasks available. Tai čia mano vienintelis realiai testas, kurį parašiau. Tai ką jis turėtų daryti pagal idėją? Tai turėtum prisijungti prie šito ir tuomet jis nesukuria jokio tasko. Ir tuomet tokia idėja, kad kai nesukuria tasko, mes tiesiog einam į tasko puslapį. Ir... Bet aš galvoju, bet taskas kaip ir setup'e yra sukurtas dabar. Aš net nebežinau. Gal man dėl to jis ir neveikia. Gerai, šitą aš pažiūrėsiu. Čia ne login turbūt, o solve created task in setup. Nes manau, kad čia, kai setupas reikia, šitas tai nebeveikia, nes iš esmės turėtų būti, kad čia nėra task, kur tuomet no tasks found turėtų pagal šitą template'ą išmest. Tai jo. Na, šiandien toksai įdomesnė diena. Šiaip testai gan įdomus dalykas. Toksai analitinis, man visai patiko. Tai mokytis tęsiu rytoj. Arba testus rašyti tęsiu rytoj.